Labas iš ryto. Apsišėjusias gyvulėlis vėl. Šiandienos tokie biški darba įdomesni ir reiks pasidaryti, pabaigti, pradėti pabaigti duris tiems angoroms, kur dariau. Keli laipsniai šilumos, tik šalta iš tikrųjų, bet judėti reik. Tai pasidarbau trubelis. Šiai atrodo greita, bet čiut ne visada eina. Trubelis, jeigu matos, matuokis, sudėjau paprastą stogą, tik jau nebedėjau polikarbonų, nes šakelis nukrymt, viskas tyšt. Tai princip, viskas paprasta, prikreiksiam, grindys ir aklina, kad užsidaryt, kad nakt kas neišpjauta, šešką, jeigu ar kas ateis, abėdvi stuoks, tai pasidarys duris dabar pirmųjų aptvarą. Jau žmonių iškart, sakė, kad parsineš angorų triušis čia pasidės į tų. Paskiau ten tas, kur, žinot, kur buvo aptvaras balondę, paskiau fazaną, kur išpjoj, ten trubelį turėjom, tad parneš, sakė, parsineš ant tus peštukus. Tai mažiuką, trumpom kojom, ilgom kojom, netrumpom, žodžiu. Tai varyti, darbautis. Tai vakar pabaigiau tas duris. Vienas sėdėjau, dar vienas reiks įsidėti, bet darėm duris, žmonės susinešė jau kai kurios paukščius į veitą. Tai dabar dar jau reik pasileidinėti kai kūn. Kad minėjau, kad žmonės išneš paukščius. Tai kol kas dabar bent laikiną sudėstėm tep, kad lauk būtų, nes laukas tiek ir gražis dėjinis. Vakar negraž baulino, šiandien matau jau saulėlys bus ganėtina saulėt. Tai čia pylis pentardas, on per svendota, čia šilkė, aišku, kalakots. Toliau dar dabar eint paleist, čia kur sakiau, tuo būdu irgi kelis vaštis esam sudėjai, kad nebelaikytėm tvarti. Tai va, paleido vietas, čia kur palaidys vakščiui, čia papras, čia tuos, kol kas tep išdėstėm. Maja, aišku, patikrins, ant ir duris paliks pradarytis. Tai toliau. Bavom tą rodys tvarti, ką buvau, taip peštuką ilgą koją, ten palikom buvusiam balonį aptvarį, nes, irgi nerauginsi, tam tvarti, tai gėjai normalia, vakščiu, gerdas ir toliau tam parnešėm angorus, tiksliau žmon parsinešė angorus, tus triušius pasidėjai, tai susirašėm su tokia žmonėm, tai gal kitų savaitę mergelis važiuosim parvežti, nes dabar kažkas ir ten negalą nims. Vėliau parodys, nes nelend išbūdus, kaip sako, pirmą naktį mėgui tuo būdu, tai gal biški ir įsigondin.
Māja, aišku, nierisi gondis, liek patvorēs. Vaisa patinka triušė. Rau toliau dabar jau šertais. Saulėlė len lauk, nusimat graždėnėlį. Manau, reiks ir išeinus vežteis. Į tvartoką vėliems ožiukams. Va, turėjome gondrus pas Highland ganus, jeigu matus. Man atrodo, kaimyn gondrus ir parskrėtis, nes papradėjo vakščio, šiaip, niek nebėjai. Ganėtinai jauks. Nu va, apsišėriau, dabar galiu sėti įsidėtas duris. Kitam tam apvarau. Ir čilt palikščiau, saulė čilt, rytmetį pašals, atrūt šalt. Apsirengiau šilčiau, bet reikia drabužių šiltus mest šalia, nes per šilt saulė. Tai pabandys parodyti, jeigu ir vėl pasikavui pabudos. Tai va angoras, na. Ai, nein. Krapštus matyt saulės šveit ir pavėsė, kaip saka, kavujas nuo saulės. Aš jau tas duris įsidėjau, atrodo viskas tinka, tik reik nuo žemės pakelti. Čia biškai čia siauresnis dariau, nes čia ką nekliūti ton tinklą. Nes visas duris pakel nuo žemės, kad nelygiai atsidaro, tada kliūn, biškai mažiau atsidaro, pažiūrėjau, kaip į čia. Atsidaro, aukščiau pakels, bet normaliai atsidaro. Tai jeigu matus išlinda, veinis apžel toks. Ne, kom pasakysi. Dabar pradžio paveinis visoks. Pažiūrėta gerą dariniais. Žiūram, kas čia gaunas mums. Na, man iki čia į valias užtenk. Nu, Maja, jai savo aptvarėlį turės dabar. Tai gerai, gal susukt visus kitus. Gerdas kaip geid, cukrinuks. Nu va, dabar reiks būtent už rakenim įsidėti. Čia parsinešiau kusačkis. Turėtum gerą būti. Įsidėti. Kažkas taip turėtų būti, manau. Ja. Viskas nebeišeis, ai dabar jau. Niekaip sučiupinėti.
manau, į toną nereiks skirti šalia, nes matumą trukdys pakelti. Nu, jo. Varžtą pradinga. Na, būni tep. Tai va. Dabar darinėsies patogiai. Dar reikia kitom į vidaus pais varštelį sukti. Kad į tų pais neišsilaužtų viską. Įsidėjau durelis. Va dabar darinės principė į vidų neatidarys. Labai patogiai. Tai šitą mechanizmą užsidaro patogiai. Tai galės varyti vėliau biškį parsivežti. Išeina. Bet manau dabar vešaus. Išeina nebešinoja, nes kažkaip nebenori jėsti ar atsibodė javanoms. Įsižiūrėjau, pareidams, kaip dabar šitą tos svartelis įsidėjau. Per visą žėjimą, sneig buvo daug, visko, stirnas neėdė išeina, dabar žiūrėjau. Kažkas vag išeina, aišku, negaila, nu, bet įdomu tik ta, kad buvo sneig, buvo visko, nebuvo ko valgyti, nevalgyti, dabar jau atrodo visko ir. O jeigu matos, čia yra aptumpyts. Tas yra išpešts. Greičiausia sternaitis. Jį pasidarbavus. Visur šitą įkėšus nuselis turbūt. Tapo snieg. Šiandien parsivežiau, bet irgi tą pat kapitų valgą atsiveipus. Bet aš daugiau neturiu kuo pasiūlyti, žiūlės nėra. Tai varyt toliau darbuotis kitas darbas. Tai galvoju, karek, už jų aptvar valytais. Išsivežti lauktus, tus pakraiks, kur buvo šerami ant tų medį. Maiš, po to. Nežinau, iš tos būdus pabandyti, gal tų būdų pajudinti, nes čia ganėtinai reikalų, jeigu į vidų lįst, kelienos praktiškai turi mesti. Tai, nežinau, bandys pajudinti. Nu vis pirm, tai tų kauburį reik panaikinti. Pasikabins prie kabelį traktoriuko, vis lengviau bus negu su telega vežiuoti. Iš pažeimus akursės, vežėjimai stovėjai nekurs. Tai žiūrės, kas čia gausis. Pasiruošiau techniką. Užsivedė ganėtinai gerą. Kaip teik laik išstovėjus, tai pamiršau pasiimti šakį. Parsiimti šakį. Jauč, žinau, ką bus sunkia mesti. Lygiai tas pats, kaip iš povių. Bus sutrambauts, kaip į betoną. Bet niek nepadarys. Bus reikalų, jaučiu. Ir sudžiūvis. Vištas paleist, kiek sleikui išrinktom biški. Nu, vien prieką prisikruviau. Manau, dabar užteks, nes tom priekabelį buvau darys labiau
lapams vežit, ne mešlams. Tai išvešu, į panašu. Ką bus? Ne vieni, ne dviejai, ne trys tos priekabis. Tai šiltą pasidarbausiam saulutė. Graunos ketvert priekab šelt. Tai malūnsparne pradės skraidyti, bet ne karinė. Kažkokiai, kitokiai, jeigu matos. Tai niek nesimat ketvert priekaba, bet net neįpusėjo jaučiu. Va, matos, kiek liek. Tai žodžiu, da darbą į. Va, nežinau, kiek, a 15-17 priekabel, bet jau ein geroj posį. Manau, pabaigsiu, pradėsiu. Pasikrauti, galės važiuoti toliau. Va, jeigu vis kėlį išvažinėti, atrodo biški gražiau. Čia apsivaldama palauk, kol pradžiūs, bet lieka dar nedidelį krūvelį. Čia po 19 priekabelį išvežiau, čia manau tikrai kuis 4 apie 5 irgi bus. Tai išėjai ganėtina nemažą laiką, atrodo, kad bus paprasčiau, bet žinojau, kad bus taip pat kaip į savim su ožku, manus laba sutryp, atrodo nedaug, bet kol išpeš į reikalų. Tai manau, apsidirb šiandieną jau su mešlas užteks, rytoj jau liks triušė, alpakas, nu pas alpaką irgi ten biški veiksma bus, į nemažą bus. Tai žodžiu, baiginėti išsivežiu čia, paskiau toliau, žinot, šertais, vis kiti darbą, tai klimbam į darbą. Nu į ko, apsigerbėjom, į tom, kurių pamažinom. Va, paliek, dabar palaukt biški. Pradžiūs, čia jau jaudžiams visur ir teik buvo. Tai, ką pasakyti, nebloga pasportavau. Per žėjim tokių darbų nereikėjo dirbti, vien dėl to, kad viskas buvo snegi ir užšalo. Čia būt reikėjo, teik nesusilaukt. Būtum. Tas pats su alpakom ir daug, nes kad užšal norėjau valytais, bet nebei kirsti. Tai pradžiūs, parsivesiam ožius, neaišku, su milka kuriaks daryt, nes jau tešmenuks ir trup nepaaugis, tai nežinau, paliekt, nes kad neskriaustas, ypač ryžiks, mums bandėt yra. Tai parsinešėm čia, kaip, minėjau, pradžiūs. Putų net nežinau. Kun reik daryti susimaruonas čia. Aš manau, kad reiks, kaip gausiu meitus, tvertais pasistumsiu ten toliau, tada bandyti gilį sumažinti su kultivatu ir pralyginti ir išsėti žuolį. Tas pats yra su Highlandas, manau irgi, kad
su kultivatoriu pravažiuoti, nu, ta prasme, tos šūdus išėdas, tas vis išlyginti irgi praeit, praverti žuolį. Nežinau, dabar galvoju, Simaruns, jeigu patraukčiau čia ant mešką pos, į tų pos, manau, man visar nebloga gautumis į tų tarpą tas nubiais užsitverti irgi iki galo, kad turėtum, ta prasme, žulies. Nes, kiek jau pastebėjom per perną metą, jeigu šitą mažesnis aptvars yra, labai tonkiai reik žuldyti, ryt vakarintą matydavot video, kad reik pjauti žuldį, tai pasidaryti biškį savo, kad būtų lengviau. Stacionarius aptvariukus ir su durelėm išeit, paskiau galvoju dėst ant tinklą nupirkti ir užtverti laukus, kad galėtum, nu, ta prasme, išeit, paėst, nereikėtų šeinų teik. Tai šein kaip šein, nelaba beėd, bet daugiausia su žuoliu yra problema. Tai manau užteks tos veitas anoms. Jo, čia net nematysit, aš čia kalbu, lapinta klausas, gal matos ant tą miškį, gal iškešęs. Tai irgi yra, nebei niek turi visko aklina uždarinėti ir taip toliau. Tai dar viens ir dabar, kur ant abau minėjus Danielius tvert, vis dėlto sugalvojom, kad tu pois persikelsim alpaks. Danieliams ateiti, tas bus vėliau, norėčiau aš užtverti tų gal ir tų mešką, ten galėtum, ta prasme, nu, daugiau tada galės ir, nes čia bus galbūt maža veids, iš tikrųjų, kaip ir buvau minėjus leidim rek, tai ten paprasčiau bus leidim, gal didesnis plots. Tai tam video teik, ačiū, kad žiūrėjot, paspausk subscribe, like, kam nesunku. Susimatysim kitus video, ryto turbūt varysiu alpakas valytais, triušius. Būtų jau, jeigu pareis, kaip čia gausies po savaitgalį. Tvoras didėteis, nu žodžiu, veiksma bus, darba bus. Tai iki.